Sveiki draugai, šiandien video iš sodybos, tai išlupam grindis, kadangi išlupam grindis, tai atsivežiau metalo ieškiklį, pas mane toks Simplex, Nokta Makro, tai pabandžiau biškį paieškoti, tai ką pavyko surasti čia viduje išlupus grindis, tokie kamštukai iš įdomesnių. Čia kažkokį tai radau puodynę bus, tokius irgi šukės renku visą laiką. Paskui radau šovinį, matyt karo laikų, gal kažką nušovė, nežinau. Paskui radau 10 pfenigų vokiškų ir pagal mane, kad 3 kapeikas. Liktais jo SSSR matau, bet čia tai iš senesnių matau liktai. Tokią chuiniušką kažkokią radau. Ir viską radau čia va vienam kampė. Dar kol kas niekur daugiau nežiūrėjau, tik tam kampė. 2 monetas, šovinys, nes signalų daug, metalą juodą esu kaip ir išjungęs. Nu, bet, kaip sakant, kas jau būn, tas jau būn, aš nesirenku. Tai. O, signalas neblogs. Nu va, ir ieškom, galbūt vėl bus moneta. Kažkas iš to bus. Galim pradžiai su ranka pasikapstyti, pasižiūrėti. Gal kažką matysim iš kart. Bet įtariu bus moneta vėl kažkokia, nes signalas neblogas. Arba šiaip kažkoks spalvotas metalėlis. Žodžiu, nuo elektros kažkoks, o anksčiau gensienas būdavo tokie prikalti ir aplinkais jūs eidavo laidai. Taigi pats nams čia yra 1900 metų. Mes jį, kaip sakant, renovuojam. Tai biškai parodysiu laukia tėvuks ten ką daro. Čia pamatukus padarėm įėjimui. Čia buvo toks priengis medinis, mes jį nugriovėm. Čia irgi užbetonavom, čia visą apačią buvo kaip ir prakirmėjus ten, tai nusprendėm užbetonuoti viską, kad, tiesiog sutvirtinti visą konstrukciją. Ir paskui čia plytom susimūrės viskas ir viskas. Tai va, čia visur, paskui vėliau parodysiu. Čia irgi pamatuką padarėm aplinkui, žodžiu. Judam, kažką įdomesnę rasiu, parodysiu. Na ką, kas dar iš tokių. Kažkokį tekinuką radau, nežinau. Kamštis kažkoks įdomus, metalinis lik. Kamštelis nuo kažkokia, gal odekolono kažkokia. Vyno kamštis. Kažkoks metaliuks ir 3 kapeikas, neįžiūriu tik metų kelintų. Man atrodo 40. Taip, pažiūrėsim. 1940 metų. Tai čia dar prieš antrą pasaulinį karą. SSSR. Dar stovis visai neblogas, sakyčiau. Nes name buvo, negavo jokių trašų, kai laukuose būna. Tai va, kaip ir 3 monetas yra. O, kur aš tas kitas padėjau? Ai, čia. O, 2 monetas. 3 monetikės jau yra, prašau. O dar tik pradėjau ieškoti. Tai bandau ieškoti dar. Čia va irgi kampę radau monetą, tai reikia dar pasieknis toj vietoj, dar turėtų būti. Bandom ieškoti. Žodžiu, dar biškai pasikapščiau. Nieka įspūdinga neradau. Radiniai tie patys. Nes ėjo biškai žuolę pjautis tenais. Visą už galą nusipjau, visą žuolę. O čia dar paliksim viską pakasinėti, nes kad čia kažko yra dar tikrai, jeigu 3 monetas radau, tai manau, kad rasim ir dar. Tik reikia truputį laiką, nes to laiką tiek te turim, bet kaip ir minėjau, pirmiausia reikia dirbti, o paskui tik tais pramagauti. Tai jau toj parodysiu, ką pasidarę esam sodybėliai. Čia vat pamatukus dar išsiliejam. Čia suaukštinom pamatą,
kad užbetonuota apačias, kad nebesmoktų daugiau. Tai nusipjovim ten visą žolę. Vien uosiukų labai daug auga, tai nežinau. Arba juos persadinti kažkur išnešti reikės, nes labai daug uosių auga. Žoliuks vienas aug, mačiau, irgi reikės gal perkasti kitą vietą jį. Čia va tokius pamatukus padarėm. Čia va matas, kad kur siena buvo papūsta, biškai pamatuks toje pusėje mažesnis yra. Nu ir... Nu, žodžiu, tie pamatukai čia nestebuklingi, bet mums užteks. Čia jie realiai tik tais mūrai. Čia ir jų tiek tesimatys, tai sušiltins pamatuks dar. Čia irgi yra jau sudėts pamatuks pabetonuotas. Čia jau chebra netgi žemės biškai apsilygina, kad būtų patogu mūryti. Tai va tokį velniukštį ir prikelsim iš numirusių, apmūrysim. Viduje apšiltinsim dar. Tai bus geriausias namukas. Sakant, atrodo galbūt biškai ir baisiai. Nėra ko norėti, jisai senas ir yra. Tai tos ruboroidus dar visus nusiplėšim irgi. Žemėn. Dar nupirkau makrofleksą visą dėžę. Visus tos tarpus pripūsim dar, kad neįtų šalčiai per čia. Ir manau tiek. Tai va toks tas video. Va po truputį plytas vežamės iš sodybos. Čia atsivežam. Čia netoli yra ten. Nuo čia iki mano sodybos, ką žinau, 200 metrų gal. Tai va toks jau tas velniukštis. Po truputį atsikelia antram gyvenimui. Prasivežėm plytų. Dar plytų turim nemažai. Iš pastatybų likusių čia gal pusę to namuką apmūrysim. A pusę žiūrėsim, gal kokių blokelių nupirksim tų plonesnių 10 storė. Pločia tai yra. Ir galbūt apmūrysim blokeliais likusią dalį, nežinau, žiūrėsim. Matot, kokių čia yra dalykų. Mes su tėvu šnekėjau. Sakiau, kai mūris, būtinai privaryti pilną betoną, skėdinę, kad susirištų viskas, susiriš su plytom. Plytas dar kai mūrisi, susiriš su armatūrom. Ir viskas ok. Kaip sakant, mano gyvenimui tikrai jo užteks. Svarbiausia, jį apsaugosim, kad daugiau netrūnytų. Ir viskas. Aišku, trūnytis trūnys, čia kas be ko. Bet jis bus apsaugotas, kaip sakant, tikrai stovės. Tai va tokia ta sena troba 1900 metų. Pamatuką pasiruošėm, plytas jau vežamės. Važiuoju dar vieną reisą parvešu plytų. Su traktoriuku nusipjovau žolę. Žolė buvo, nu, vietom iki kiaušinių, sakykim. Tai, žodžiu, va taip, vyks darbai pas mūsų. Gerai, tam kartui, šiam video iki sekančio, chebra.